Labutis, kaip praėjo jūsų 9999 portalas? Tai labai didelis karminis tiek kiekvienam individualiai, tiek kolektyv. Mūsų visiems kažkas pasibaigė ir dabar pakol kas viskas taip užsibaiginėja, turėtų ta energija po kiek laiko nuslūgti, dažniausiai būna 3 dienas. Man tai vakar, nes buvo pagrindinė diena, 9, tai vakare labai skaudėjo galvą, visą galvą ir tiek pat šįryt taip pat buvo, tai tikrai buvo nelabai malonu, bet dabar viskas gerai, nuslūgo, jaučiuosi daug lengvesnė ir taip jaučiasi, kad ir kalbėjimas su mano vedliais yra daug aiškesnis, sielos ateina daug aiškiau. Kas dar? Dar pakol kas pažiūrėsim, kokie dar pasikeitimai ateis per laiką, vienai per kitaip. Šiandien aš dirbsiu su piramide. Jie man taip sako, mes dirbsim su piramide, su violetinė šviesa. Nežinau, kuo svarbi, bet jie man šneko, mes dirbsim šiandien su violetinė spalva. Tai visiems, kurie klausysis šito video, matyt, reikia tos violetinės šviesos, tos violetinės energijos, tos violetinės spalvos. Gal jūs pastebėsit, kad jūs nešiojo daugiau tokios spalvos ant savo rūbuose. Gal turite kažką namuose daugiau įsigiję violetinės spalvos, tai vadinasi, jūs dirbate conscious or unconscious, dirbate su violetinė spalva. Tai va, aš nežinau, kas dar atėjo. Pažiūrėkim, ilgai nebus, nes mėginu ilgus video nedaryti, nes man asmeniškai nelabai patinka, kai daug šnekama. Tai aš tiesiog bendrai einam prie temos, bendrai kas ateina, kokią žinutę, nes ateinančių ir kurie ateis, ir kiek video, aš galiu tos video daryti kiekvieną dieną, nes kiekvieną dieną aš turiu sielų, kurios ateina, kiekvieną dieną kažkas nauja ateina, arba pasikartojantis, jeigu aišku iš galaktikos ar iš kokios kitos federacijos ar kitos vietos, su kuriais aš daugiausiai dirbu. Tai aš nežinau, kas dabar atėjo, bet aš tik girdėjau, kad mes dirbsim šiandien su violetinė spalva. Tai pažiūrėkime, kas pas mus. Jeigu jūs girdite pašalinį garsą, tai yra aš visą laiką suku savo delnus, taip aš įeinu į tą transą. Aš nežinau, gal aš taip įsivalau tą tokį savo lauką nuo visų tų trukdžių ir tiesiog tiesiai susijungiu su jais. Žiūrėkime, kas pas mus atėjo. Aš matau violetinę spalvą. Violetinę spalvą. O kas pas mus atėjo su violetinė spalva? Kas tu? Jisai prisistato kaip Baltazaras. Ar tu esi siela, ar tu esi žemiška siela, ar tu esi vienas iš ateivių. Jisai sako, kad jisai yra buvęs žemiška siela. Jisai yra buvęs žemėje. Jisai man rodo, kad jis turi garbanuotus plaukus, tokius, nepasakyčiau, gal labai tamsius plaukus, tokie iš šviesumo, bet ne šviesus tokie, kaip kaštoniniai, taip galima sakyti, kaštoniniai. Ir jis yra vyras. Pasirodė, ką tu nešioji, kaip tu esi apsirengęs.
Aš matau jį kaip graikų. Jisai sako graikas. Nežinau, ar Baltazaras graikiškas vardas, gal kažkas panašaus. Kodėl mes šiandien dirbsim su violetinė spalva? Jisai sako, violetinė spalva atneša ramybę, kantrybę, nusistovėjimą, ta prasme, energijos įsileidimą į save, su viduje dirbi su ta energija viduje. Tai aš taip suprantu, kad savo emociškai, tiesiog valai viduje viskas, kas tos nereikalinga, atsikratai, išsivalai, išstumi ir priėmi naują, kad galėtum priimti kažką naują. Skaitos, jisai taip aiškina, kad su šita violetinė spalva mes taip ir darysim, skaitos, išvalysim savo kūną iš vidaus, kad galėtumėm priimti naują informaciją, naują energiją, kad galėtumėm, kas yra jau mums paruošta, kad mes galėtumėm jau priimti tą visą tai. Dabar jisai man rodo kaip graikiškas kolonas, tikriausiai visi žinot, kaip Atėnus. Tai jis man taip dabar rodo tokias kolonas didžiulis tokius pastatus. Jisai man sako, jie neturi sienų, jie turi tik kolonas, mat tenais, kad Graikijoje yra labai karšta, tai jie skaitos eina į pavėsį, po tais tom kolonom būdavo, ir skaitos tenais, vėjas praeina ir tau pavėsis ir vienu žodžiu visur nėra tų sienų, jinai per kitaip ten šilta, karšta. Tai vienu žodžiu jie taip mokindavosi, dėstydavo ar kažkokius poetinius ar filosofinius, vienu žodžiu, renginiai tai būdavo. Jis man taip aiškino. Asmeniškai aš nesu buvusi Graikijos, aš tikrai nežinau, kaip ten yra. Aš tik tai šneku tai, ką man jis įrodo dabar. Skaitos jis įrodo dabar, kad tas pastatas yra ant kalnų, kažkaip aukščiau. Jisai man kažkas kaip aš nemoku ištarti, bet kažkas iš kažkas panašaus. Jis yra vienas toks, bet pats didžiausias, rodo didžiulį pastatą su daugybė kolonų. Jisai man rodo, kaip jis atrodė, kaip su stogu, vienu žodžiu, kad stogas buvo medinis, o dabar, kai buvo uždengtas stogas, jisai sako, kaip čerpėm, gal ir čerpėm buvom, nežinau. Žodžiu, taip aiškina jisai man. Jisai sako dabar taip, jisai nori, kad mes visi ramiai atsisėstumėte, jeigu galite, ir įsivaizduotumėte, kaip šviesa pradeda eiti iš viršaus, nuo jūsų viršugalvio, per visą jūsų kūną, per visas jūsų čakras, per trečią akį, gerklės čakrą, širdies, solar. Ir visas tas čakras ir išeina laukan per jūsų tą V čakrą. Skaitos, jis nori, kad mes taip valytumėm su tą violetinė šviesa, mes tiesiog iš viršaus leistumėm žemyn. Žodžiu, mes valom laukan visą tai, ko mums nereikia, išstumėm laukan. Jeigu jums sunku įsivaizduoti tą violetinę šviesą ir kaip eina per jūsų kūną, nesijaudinkite, jūs darote viską teisingai. Tiesiog noriu patikslinti tiems, kurie gal dvejos ar dar kažką.
jis aiškina, kad viskas yra teisingai, nesvarbu, kaip jums atrodo ar kaip jūs įsivaizduojame, nes mes visi įsivaizduojame skirtingai, nes mes esame skirtingi žmonės, mes esame skirtingos sielos, tai dėl to jisai sako, kaip jau eina, tai vadinasi, viskas yra gerai, taip ir turi būti. Vienu žodžiu, per daug nesijaudinkite, kad jau tas taip mane išeina, ar dar kažką aš nematau, ar man sunku įsivaizduoti, tai nėra tam tikslas, jūs turite tiesiog matyti ir leisti, jausti energiją eina žemyn per visą jūsų kūną ir ten, kur sustoja, vadinasi, ten yra tas jau blokas. Ir tada, jeigu jūs vėl šiek tiek pakelsite ir vėl mėginkite jį nuleisti ir vėl pradėkite nuo viršugalio ir vėl eikite žemyn. Vienu žodžiu, kad ta energija prastumtų tą bloką ir išvalytų jūsų visas čakras. Dabar jisai nori, kad mes įsivaizduotumėm, kad ta energija eina nuo mūsų galvos, per visus pečius, iš vidaus ir išeina per mūsų pirštus. Per mūsų rankas ir išeina per mūsų pirštus. Tiesiog kaip elektra eitų iš mūsų pirštų. Tiesiog įsivaizduokite taip, bet violetinė. Matykite, kaip eina violetinė spalva per jūsų pečius, per jūsų rankas ir išeina laukan per jūsų pirštus. Dabar jis nori, kad įsivaizduotumėt, kad visa energija, ta violetinė, eina žemyn iki jūsų kojų, per visas kojas ir išeina per jūsų padus. Dar šiek tiek. Jisai sako, turėtumėt jausti palengvėjimą, pagerėjimą, šiek tiek gal kas jautimą naujos šviežios energijos jūsų kūne, ypatingai po 9999 portalo, tai visi paskutiniai gal tie šitokie likučiai užsilikę. Tai yra nesvarbu, kada jūs žiūrėsite ir kada jūs matysite šitą video, kada jūs, vadinasi, laikas yra tam dabar ir nesvarbu, kad jau 99 portalas praėjęs, tai yra visiškai nesvarbu, jūs nesusidirbate su ta violetinė šviesa, violetinė energija ir jinai dabar šiuo metu, jeigu jūs matote video, yra jums reikalinga. Nes tai yra dieviškas laikas ir dabar jūs gyvenate dieviškų laikų. Jūs negyvenate žmogiškų laikų, jūs negyvenate šios planetos laikų. Mes visi gyvenam dieviškų laikų. Jis man taip aiškina, dabar mes visi pradėsime gyventi dieviškų laikų. Dar ką nors? Dar kokia žinutė? Ar galiu paklausti, prieš kiek laiko tu gyvenai? Jisai sako, prieš 5000 metų. Kažkokiam panašiam tam laikotarpiu. Jis man taip aiškina. Tai kokia tai buvo civilizacija? Jisai sako graikų, bet mes nesivadinom graikais. Jisai sako kažkaip, jie vadinasi panašiai kaip Atėnai. Atėnai tai yra sostinė, aš tai jau tikrai žinau, tikriausiai. Kažkas panašaus. O tai kas buvo Spartakai?
Jisai sako, tai buvo dar kita gentis. Jie kažkaip gyveno kaip kalnuose, kažkaip panašiai kaip kalnų gentis buvo. Jis sako, jie buvo didelė gentis. Nu, nėra tokio didelė, jis sako, bet jau sako, Spartakus visi žinojo, jie buvo patys stipriausi, iš jų patys greičiausi, jie jau sako, sporte jų nepralenksi. Buvo sunku pralenkti. Jisai sako, dėl to ir prasidėjo kaip olimpiada, visos tos rungtynės, tai buvo ir su žodžiu sportas, Spartakai, kažkas panašaus. Kitą kartą aš negaliu tiksliai, ne tai, kad negaliu tiksliai išgirsti, tiesiog aš negaliu kitą kartą tiksliai atkartoti, nes kaip jie man sako, aš neišsuku liežuvio taip. Gal tiesiog man tas garsas net neišeina. Ir kitą kartą aš pasakau anglišką žodį dėl to, kad aš kitą kartą pamiršau lietuviškas vertimus. Ir jie tada duoda man angliškai. Bet tikiu, kuo toliau aš darysiu daugiau lietuviškų video, tuo geriau ir lengviau ir greičiau aš atsiminsiu visus tuos lietuviškus žodžius, kuriuos pamiršau. Dar kokia žinutė? Gal kokia žinutė Lietuvos žmonėms, Lietuvai? Ką nors ypatingai įdomaus mums. Asmeniškai man tai labai patinka istorija, tai aš gaunu labai daug istorinių dalykų apie istorinės šalis ir žemėlapius ir vietas ir gentis ir taip, man tai labai patinka istorija asmeniškai. Tai aš gaunu daug istorinių faktų. Tikriausiai tiek šį kartą. Video nelabai ilgas, bet tikiuosi jums smagu, jums patiko. Tai va, jeigu norite dirbti su violetinė spalva, jūs visada galite dirbti asmeniškai, kai medituojate ar tiesiog turite laisvą minutę, sėdėdami, pavyzdžiui, laukdami ko nors, jūs sėdėdami mašinoje, jūs galite tiesiog įsivaizduoti, kaip su violetinė ar bet kokia kita spalva jūs jaučiate, kad norite dirbti ir išvalyti savo kūną, savo čakras, būtinai tai darykite, būtinai. Nes tai padės ir jums, ir kaip jūs mąstote, kaip jūs gyvenate. Visą tai tiesiog po kiek laiko jūs matysite, kaip jūsų gyvenimas keičiasi, kaip jūsų mąstysena keičiasi, kaip viskas aplinkui jūs keičiasi ir jūs patys keičiatės. Nes yra sakoma, ką tu matai išorinėme pasaulyje, toks yra tavo vidinis pasaulis. Man tai asmeniškai labai liečia, man tai labai patinka. Jie visą laiką man sakydavo, jeigu žiūri veidrodį, ką tu matai tik save. Tai vadinasi, tu matai, ką tu atšvieti veidrodį, ne taip? Tai va, visą tai, ką tu nori atšviesti, tu gali pats viską pakeisti. Mažais žingsneliais, nereikia daryti didelių ten šuolių į priekį, viską po truputį, viskas keičiasi po truputį. Visos energijos įsisėda į mūsų kūną po truputį, niekas neįvyksta greitai, kaip yra sakoma, Romas nepastatė per naktį. Jie darė ir statė 100 metų. Tai va, tai vienu žodžiu, kaip visą laiką malonu su jumis pabūti, malonu pajusti jūsų energiją, tikiuosi jums patiko video
būtinai apsilankyti dar kartą, pabūkime visi kartu, visi bendraminčiai, kurie mato ir supranta ir jaučia pasaulį vis kitaip. Ir aišku, mūsų visų sielų šviesuoliai, kurie esate čia, jūs visi esate laukiami. Tai iki kitą kartą.